Šiandien labas rytas, sakau, Panevėžiui. Čia jūs matot Kranto gatvę, o čia rudeniškoje aplinkoje yra pasislėpęs centras, vadinasi Šviesos centras. 34 metais pastate veikia Panevėžio Lenkų gimnazija. Žinosim. Tai va, pilnas pavadinimas Panevėžio Šviesos ugdymo centras. Suprantu, čia yra ne ant vienų durų, ar čia tik ant šitų durų? O štai ir baigęs mūsų susitikimas su kolektyvu, gyvu. Čia viskas gyva, ir administracija, ir vadovas. Mes panirom kartu į psichikos sveikatą. Viso gero, jums viso gero. Panirom į sveikatos temą. Žiūrėjom, kaipgi mes mažai žingsniais galim save saugoti. Aš dalinau tokius keistus leidimus. Viešai aš jau garsiai nesakau, bet taip yra leidimus būti netobulu, kol išgyveni stresą. Ir kartu ieškai būdų, kaip šalia dar kitaip leisti savo greičiau atsistatyti. Tai va, ačiū Panevėžiui, ačiū Šviesos centrui. Švieskit toliau, jūs esate reikalingi. Ir pasimatysime prie kitų progų. Tai šita danga čia reiškia jau virš 100 metų, ir aš kaip suprantu.